ponios ir ponai, šiandien yra birželio 24 diena, vakar buvo Joninės, už lango 15 laipsnių šilumos, stiprokas vėjas, debesuota, bet saulutė kartais išlenda per tuos debesis, tai visai neblogas tas oras, svarbiausia, kad nelyja. Vakar kaip visada per Joninės krapnojo, šiandien kol kas bent jau nelyja. Tai ką norėčiau pasakyti, kad atverčiam naują puslapį kanale, einam, ieškom, randam, o tas puslapis yra povandeninė paieška. Tai šiandien pirmą kartą pabandysim panert ir pažiūrėti, kągi galima surasti tvenkinių, ežerų ir upių dugne su metalo detektoriu. O jeigu kažkas įdomaus išpuls, tai būtinai ir su jum pasidalinsiu. Tai kol kas tiek. Ir jau greit susitiksim prie tvenkinio. Einam, ieškom, randam. Nu ką, nauji žaisliukai. Tai pradėkim gal nuo Nemo Blue 3. Tai čia yra nardymo aparatas, kuris veikia nuo ličio baterijos. Viena baterija 1 valandą po vandeniu. Aišku, 1 valandą po vandeniu, jeigu esate įgudę, nesiblaškot po vandeniu, kvėpuojat tolygiai, nedarot bereikalingų milijoną judesių, tai valandą plus akumuliatorius laiko be problemų. Komplekte 2, tai 2 valandos po vandeniu iš tikrųjų užtektinai, nes pavargsti. Tai dar apie šitą įrangą, ką norėčiau paminėti, tai jau seniai norėjau, tai padėkot Tomui, parduotuvės Tesora savininkui. Tomas turi 2 parduotuvės, iš tikrųjų fizinės, tai yra Kaune, Šiauliuose, ir internetinė parduotuvė. Tai kiek esu kokios įrangos įsigijęs, viskas yra įsigyta iš Tesora. Iš tikrųjų Tomas padaro geras kainas, nuolaidas pritaiko. Tikrai geras pasirinkimas, aš manau. Mano buvo, kad rinkausi parduotuvę Tesora, tai dar kartą ačiū Tomui. Tai ką dar norėčiau paminėti, tai kartais būna įranga genda, tai pas Tomą jokių problemų su garantiniu aptarnavimu nėra. Man porą ar 3 kartų buvo įranga sugedus, sulūžus, tai arba pakeičia naują, arba ganėtinai greitai sutvarko tą pačią ir perduoda toliau naudojimui. Tai ačiū dar kartą Tomui ir Tesorai. Tai jeigu toliau apie įrangą, tai aišku, neopreninės pirštinės, tada be skydelio niekaip. Čia yra tikras stiklas, grūdintas, nerasoja, skydelis, superiniai akiniai, Subgear akiniai grįstaiso kamerą, tai visus vaizdus galiu užfiksuoti ir be kokių problemų. Aišku, be plaukmenų niekur. Plaukmenys. Tada turim kostiumą 2 dalių neopreninį, 5 mm storio. Tai galiu nert nuo balandžio pabaigos iki rugsėjo pabaigos be problemų. Nesušalsi dugne. Tada turim radinių maišelius, pirktus iš Pepko. Tai vienas mažesnis geriems radiniams, kitas didesnis, tai skardinėms visokiams šiukšlėms surinkti. Tai va, tiek apie maišelius. Tada svorio diržas, čia yra 10 kg originalus ir 2 kg papildomai esu dasidėjęs, kadangi mano svoriui reikia 12 kg, kad išlaikytų prie dugno. Čia turim pinpointerį, aišku, be pinpointerio niekur. Toliau tas pats senas mylėtas ir superinis metalo detektorius Equinox 900. Naujas taipogi žaisliukas iš Tesoros. Tai yra povandeninės ausinės, patikrintos laiko. Iš tikrųjų kiekvienas piptelėjimas arba labai silpnas signalas girdisi, netgi per 5 mm neopreninę kaukę, tai be problemų. Geras daiktas. Nu ką, tiek būtų iš įrangos, o dabar rengiamės ir marš po vandeniu. Einam, ieškam, randam. Nu ką, pirma stotelė yra Drąseigių karjeras. Pažiūrėsim panėrę, ką čia galima surasti. Manau, kad kažkas kažką vis tiek kažkada čia turėtų būti pametęs. Tai žiūrim. Vanduo, kaip matot, kaip baseinė. Labai skaidrus, faina. Toli matosi aplink. Ne kiekvienas vandens telkinys gali pasigirti tokio vandens skaidrumo. Nu ir ką, pirmas signalas. Ir žiūrim, ką turim.
tikrųjų buvau nustebęs pirmojų radinių, kuris papuolė Drąseikėse, tai yra OPA telefonas. iPhone'as SE, kitoj pusėje yra lipdukas su kodu, kurį bandžiau nuskaityti, galvoju, gal išeis kažkaip surasti savininką pagal tą kodą, bet nelabai kas gavosi. Tai jeigu kas atpažinot savo telefoną, tai maloniai prašom parašyt, būtinai grąžinsiu, nežinau ar jis dar veiks, bet kortelė jame yra. Ir kur buvęs, kur nebuvęs, antras telefonas pakyla. Šį kartą čia yra Huawei telefonas su 2 kortelėm bitės. Irgi jungti aš nebandžiau jo, nes greičiausiai jisai neįsijungs, nes matosi, kad jau ilgokai dugne išgulėjęs. Bet jeigu kas atpažinot, kas pametėt, tai kreipkitės, būtinai grąžinsiu. Gal nors kortelės prisireiks kortelių. Tai tiek iš Drąseikio. Ir sekanti stotelė yra nedidelis vandens telkinys, kur greičiausiai nieks nebuvo panėręs, nes monetų čia nemažai. Tai bandom ir žiūrim, kasgi čia išeis. Čia vanduo jau netoks skaidrus, vietom reikia ieškoti objekto surasto nematom, kaip sakoma, apčiupinėt, surast ir tada pakelti viršų, tada matosi, kasgi ranko yra. Iš tikrųjų daug, labai daug signalų šitam tvenkinį. Dar čia nert ir nert. Gal tikiuosi, kas nors ir įdomesnio turėtų šitam tvenkinuke pasirodyti. Tvenkinys pirmas signalas jame. Vanduo patys matot, toksai nelabai švarus. Nu, kaip švarumo gal jis ir švarus, tik tai drumzlėtas, dugnas minkštas, todėl daug dumblo pakyla ir kamera nebesugeba normaliai nufilmuoti. Opa, pirmoji yra 2 centai, aliuminiai 91 metų. Sekantis signalas irgi geras. Objektas iš tikrųjų negiliai buvo ir daug laiko neužtruko jį pakelt. O čia turim 1 centą, tų pačių 91 metų. Toliau vėl sekė signalas. Ir dar vieną momentą. Šį kartą čia pas mus buvo 5 centai 91 metų. Dedam į maišiuką, kad neišmėtyt pakeliui. Ir judam toliau. Plytos, va matot, mėtosi. Kažkas tai nuliepta turbūt išveitęs buvo. Laiko dar užtektinai, kaip mato 19:53. Laikrodis reikalingas tam, kad orientuotis maždaug, kada baterija turėtų pasibaigti. Aišku, iki pat galo nelaukia, kad reikėtų labai greit šokti viršų. Čia dar 2 centai 91 metų. Kaip ir minėjau, signalų labai daug, ten darbo dar daug. Sekantis signalas. Turėtų jums girdėtis irgi per ausines. Arba per kolonėlės, kas kaip žiūrit. Ne tas. Čia va, turim dar vieną monetą. 5 centai. Aliuminukai mūsų vadinami. 91 metų.
centų. 1997 metų. Šitą buvo. Čia dar vienas signalas. Truputį giliau buvo, bet pakėliau šį be problemų. Čia mes turim auskariuką. Auskariukas ir auskaras yra žadintuvo laikrodžio pavydalo. Įdomus, nei sidabrinis, nei auksinis, paprastas auskariukas. Gaila, kad aš jį kažkur įdėjau ir negaliu surasti, gal kažkada surasiu. Varom toliau. Dar vienas signalas ir vėl moneta ir vėl 1 centas 91 metų. Kažkas turbūt čia tos centus dažnokai vandenį mėtydavo. Čia turim dar vieną signalą. Kasgi čia? Dar 1 centas 91 metų. Iš tikrųjų geras jausmas po vandeniu rast monetą. Nelabai matas iš tikrųjų kokia ta moneta ir vis galvoju, gal kažkas įdomaus išpuls, ne tas aliuminis arba sovietinė kapeika, bet kažkas įdomesnė, bet kol kas matom tik 91 metų centus. Eilinis signalas ir ką mes čia turim? O turim 10 centų. Aliuminio bronzos moneta buvo 10 centų. Dar vienas signalas. Šį kartą pas mus. O pas mus raktas. Nuo buto, kur sudėti pinigai. Op, atsirakinam. Šį kartą pas mus iškolė. Dar viena moneta 91 metų ir 1 centas. Čia turime eilinį signalą ir pažiūrim, kas čia pas mus šį kartą. Na kurgi. Signalas surasti. Mažas objektas, mažus objektus dar tokiam drumzlinam vandenį iš tikrųjų surasti nėra taip paprasta. Netgi turim pinpointerį, tai neįmanoma. Ir turim 2017 metų 1 euro centą. Toks šį kartą radinys mums pripuolė. Judam toliau po truputį. Dar vienas signalas. Ir čia netoli buvo. Ogi pas mus didelė moneta išpuolė ir pagalvoju iš tikrųjų, kad sidabrinė, nes nuo tokio svorio ir tokio dydžio sunkiai buvo įsivaizduoti. Tai iš tikrųjų čia proginis sovietinis runkis. Kaip be būtų gaila. Įimam. Na, o su šituo signalu tai ir baigsim savo šiandieninį nerimą. Sekit kanalą, greitai išeis kiti video iš povandeninių paieškų. Ačiū visiems, einam, ieškom, randam.